Labadiena, gerbimi kolegos. Tikiuosi, kad jau visi, kurie norėjo klausytis mūsų šviežios informacijos, jau esate susirinkę. Su šventėmis, ko dar nespėjome pasveikinti, su naujaisiais metais, tikiuosi, kad 17 metai bus tikrai sėkmingi visiems mums. Mūsų seminaras tikrai šiandieną nebus ilgas ir stengsimės kuo informatyviau ir trumpiau kalbėti. Antroje dalyje kalbėsime apie 16 metų Europos komisijos tarpinės ataskaitas, tačiau pradės mano kolegė Greta, kuri pristatys 17 metų K107 paraiškų formas. Tai perduodu žodį kolegai Gretai. Sveiki visi, susirinkę, kas jau prisijungė ir patogiai įsitaisę prie kompiuterių. Dėja, manęs šiandien nepamatysite, tik tai girdėsite, neturiu galimybės prisijungti prie kameros. Bet tai atpirks mano kolega Vitalijus Zenčenko po mano pranešimo. Tai kaip dabar viskas veiks šiandien? Iki 2:30 mes turėsime pranešimą apie K107 veiklos, tai yra tarptautinio mobilumo paraiškų teikimas šių metų. Po mano pranešimo turėsime apie 10 minučių klausimų atsakymų sesijai. Primenu tiems, kas jau esate dalyvavę mūsų webinaruose, o tiems, kas nesate dalyvavę, tai tiesiog informacija, jog klausimus mes užduodame webinaruose raštu. Dalyje questions, jūs matote savo interfeise tą dalį ir pranešimo metu jūs tuos klausimus galite rašyti, bent jau mano pranešimo metu, bet atsakymai bus tik tai po pranešimo. Aš juos visus perskaitysiu po pranešimo ir tuo pačiu atsakysiu. Nuo 14:30, apytiksliai apie valandą, galbūt trumpiau, nežinau, priklauso kaip kolegos susitvarkys, jums bus webinaras, tai yra pranešimas apie 103 veiklos 2016 metų tarpinio ataskaitų teikimą. Ir dar svarbi informacija, kad po webinaro atsiūsime jums tiek ir klausimų atsakymų suvestinę. Tai, ką jūs šiandien paklausite ir ką atsakysime mes, jūs galėsite vėliau perskaityti, bei žinoma viso webinaro įrašą. Tai matau, dalyvių yra apie 30, tai gal ir pradėkime. Manau, kad jau daugiau mažiau visi. Eigoje bus irgi galima prisijungti. Taigi, kalbam apie Erasmus+, aukštojo mokslo, tarptautinio mobilumo paraiškų teikimą 2017 metų. Jau turbūt visi žinot, vadiname kodiniu pavadinimu K107 šitą veiklą. Ir mano pranešimo turinyje kalbėsim apie naujoves iš esmės 2017 metų, tie, kas buvote Baltijos šalių informaciniam renginį, tai jau tas visas naujoves girdėjote iš Europos komisijos atstovės pranešimo, tiesiog aš jas dar kartą priminsiu ir sudėliosiu akcentus. Dar kartą peržiūrėsime biudžetus Lietuvai pagal regionus 2017 metais, trumpai apie patį paraiškos teikimą, apie jos vertinimą, biudžeto paskirstimą ir žinoma, kaip ir sakiau, pabaigoje jūsų klausimai ir mūsų atsakymai. Dar kartą priminimui, kas galbūt šiais metais teiksite visiškai pirmą kartą tokio tipo paraišką, tai tarptautinis mobilumas, K107 veikla yra šios remiamos veiklos. Tai yra studentų studijų mobilumas, trukmė nuo 3 iki 12 mėnesių, darbuotojų dėstymo mobilumas bei darbuotojų mokymo mobilumas. Svarbus skirtumas ir dar kol kas tas skirtumas vis yra šiais metais, kad studentų praktikos yra negalima veikla šitose projektuose. Studentų mobilumas, kaip ir sakau, gali būti dalinės studijos užsienio aukštojoje mokykloje, partnerinės šalies, tiksliau aukštojoje mokykloje. Darbuotojų mobilumas tai dėstymo vizitai aukštosiuose mokyklose arba mokymo vizitai taip pat aukštosiuose mokyklose. Ir mobilumus tiksliau arba projektai įgyvendina programos šalies aukštoji mokykla, tai yra, sakykime, jūs esat programos šalies aukštoji mokykla su šalies partnerės ar šalių partnerių aukštosiomis mokyklomis, su kuriomis jūs, jeigu gausite finansavimą, turėsite būtinai pasirašyti tarp institucinę bendradarbiavimo sutartį. Labai trumpai apie tarptautinio mobilumo projektų biudžeto kategorijas, tai kelionės išlaidos jos yra taikomos ir studentams, ir darbuotojams, tai čia dar kartą toks esminis skirtumas tarp europinio mobilumo. Kelionės išlaidų norma paskaičiuojama pagal 6
atstumų kategorijas. Taip pat, žinoma, yra taikomos pragyvenimo išlaidos, tai išvykstantiems studentams 650 fiksuota suma eurų mėnesiui, atvykstantiems į Lietuvą 750 eurų mėnesiui. Atitinkamai personalai išvykstantiems 160 eurų dienai ir atvykstantiems į Lietuvą 100 eurų dienai. Taip pat be abejo projekte yra skaičiuojamos mobilumo organizavimo išlaidos skiriamos projektai gyvendinančiai institucijai, tai yra programos šaliai. Irgi tokia pat skaičiavimo logika, kad iki 100 patvirtintų dalyvių 350 eurų yra skiriama kiekvienam mobilumo dalyviui, arba tiksliau už kiekvieną mobilumo dalyvį. Ir nuo 101, jeigu projekte bus daugiau negu 100 dalyvių, nuo 101 yra skaičiuojama po 200 eurų dalyviui. Taip pat svarbus akcentas, kad galimas papildomas finansavimas dalyviams su spec poreikiais, bet čia jau yra dengiama 100% pagal realias išlaidas, kurias turėtumėt deklaruoti, tiksliau dalyviai turėtų deklaruoti nacionaliniai agentūrai, tai yra mums. Dalyvaujančios šalis dar kartą, kad paraišką teikia tik programos šalies mokslo ir studijų institucija, tai yra jūs teikiate visos partnerystės arba visų partnerysčių vardu. Taip pat paraišką gali teikti mobilumo konsorciumo koordinatorius ir programos šalis yra tos pačios, mes esame programos šalis, todėl jūs ir teikiate mums paraiškas. Na, o šalis partnerės nuo 17 metų kvietimo, nuo šių kvietimo šiek tiek jų sąrašas prasiplėtė, tai iš esmės yra visos kitos pasaulio šalis išskyrus Šveicariją ir detaliau apie šalis ir regionus jūs matote šitoje lentelėje, su jie turbūt jau esate susipažinę, nes tai buvo vienas iš kvietimo dokumentų. Tai jeigu mes lygintumėm praėjusių metų regionų ir šalių sąrašą, tai šiais metais pasipildė regionų sąrašas vienu regionu, tai yra DCI instrumente, atsirado vidurinių rytų regionas. Ir šalis yra Iranas, Irakas, Jemenas, todėl jūs jau nuo šių metų galite teikti paraiškas partnerystėms su institucijomis būtent iš šių šalių. Taip pat toks svarbus akcentas, kad Tunisas buvo prie Pietų viduržemio ENI instrumento, prie Pietų viduržemio šalių. Jis vis dar Tunisas ten ir lieka, tačiau šiais metais Tunisui yra dar skiriamas papildomas atskiras biudžetas. Tai Tunisas dabar bus dviejose kaip ir regionuose. Kaip pats savo Tuniso turės biudžetą ir taip pat priklausys Pietų viduržemio regionui. Tokie tai skirtumai. Na, o čia matote preliminarius Europos komisijos skirtus biudžetus pagal visus regionus šiais metais, mums Lietuvai, tai čia yra Lietuvai skirtas biudžetas. Preliminarus sakau todėl, kad jis dar nėra galutinis iš tiesų ir iš komisijos mes kol kas to galutinio biudžeto dar esam negavę. Jis galėtų būti greičiausiai bus šiek tiek didesnis, kiekviename regione galbūt šiek tiek daugiau, bet tikrai labai nežymiai jisai keisis, tai jau čia iš tikrųjų yra toks orientacinis biudžetas. Kaip matot, proporcijos paskirstimo yra iš esmės tokios pat kaip ir visais kitais ankstesniais metais. Didžiausias biudžetas Pietų viduržemio šalis, Vakarų Balkanų šalis. Mano minėtas Tunisas turi kaip atskiras, sakykime, biudžetas, mums yra skirta 40 000 eurų. Tai iš tiesų nedidelė suma. Na ir atitinkamai galėsit po to pasianalizuoti arba susirasti dar tą lentelę mūsų puslapyje, nes biudžetų lentelė yra taip pat paskelbta pas mus puslapyje. Kalbant apie apribojimus ar tam tikrus antrinius kriterijus, kuriuos mes galime taikyti šitiems regionams, tai kaip ir ankstesniais metais yra taikomi antriniai kriterijai Pietų Afrikos Respublikai, nes biudžetas yra išties labai mažas, beveik 22 000 eurų, todėl jūs savo paraiškose galėsite teikti į Pietų Afrikos Respubliką arba iš Pietų Afrikos Respublikos tik personalo mobilumams. Studentų mobilumai nebus remiami. Kiti apribojimai, apie juos aš pakalbėsiu kitose skaidrėse. Kiti apribojimai iš tiesų yra labiau aktualūs mums, nacionaliniai agentūrai, paskirstant pinigus.
Tai yra DCI, kai kurie regionai turi tam tikrą geografinio balanso kriterijų, kur mes turėsim jį atsižvelgti ir skirti lėšas regione pagal tam tikras proporcijas. Tiesiog palyginimui 17 metų biudžetas kol kas yra didžiausias iš ankstesnių, lyginant su ankstesniais kvietimo metais. Tai 15 metais mums komisija skyrė 1,6 milijono eurų, iš viso už tai mes finansavom apie 600 dalyvių, 2016 1,7 milijono eurų, iš viso sukontraktavom virš 700 dalyvių, na, o 17 metais dabar tas preliminarius biudžetas 1,8 milijono eurų. Tai šiek tiek jisai nežymiai didėja, bet didėja ir regionų skaičius iš tikrųjų. Tai dar kartą akcentai naujovės. Šių metų kvietime atsiranda naujas regionas – Iranas, Irakas, Jemenas. Teikite paraiškas partnerystėms su šitomis šalimis. Skirtas papildomas 40 000 eurų biudžetas Tunisui. Čia apribojimų nėra, galite teikti ir personalui, ir studentams, ir atvykstančiam, ir išvykstančiam. Taip pat svarbu, kad nuo šių metų galimos 107 projektų trukmės yra arba 16 mėnesių, arba 26 mėnesiai. Kaip buvo anksčiau 24 mėnesiai, tokios galimybės nebėra. Jie iš karto jau yra pagal nutylėjimą 16 arba 26 mėnesių. Tai jūs teikdami paraišką turėsit pasirinkti, kokios trukmės projekto jūs pageidaujate. Ir taip pat nebus antro kvietimo teikti paraiškas šiais metais tokiu atveju, jeigu po pirmojo paraiškų teikimo termino nacionalinė agentūrai, tai yra mums nepavyks paskirstyti visų regionų biudžetų. Tai galimybės skelbti antro kvietimo jau nebeturėsime, bet tiesą sakant, ankstesniais metais mums šitos galimybės ir net nereikėjo ją pasinaudoti, nes mes po pirmo paraiškų teikimo, matydami didelį poreikį ir jūsų aktyvų dalyvavimą, paskirstėm visą biudžetą iškart po pirmo kvietimo. Dabar dar labai svarbi naujovė šių metų kvietime, tai yra Europinio mobilumo lėšų, K103 veiklos lėšų panaudojimas tam tikriems regionams ir tam tikriems studentų išvykstančių srautams. Tai jeigu kas jau anksčiau teikėte paraiškas, pamenate, kad tam tikrą Europinio mobilumo lėšų dalį mes nacionalinė agentūra pagal Europos komisijos suteiktas galimybės skyrėme būtent 107 veiklai finansuoti į DCI regionų šalis į DCI ir EDF regionų šalis išvykstančius bakalauro ir magistro lygio studentus, nes šiaip iš esmės iš 107 veiklos biudžeto nėra leidžiama, čia jau iš Europos komisijos toks reikalavimas, nėra leidžiama finansuoti išvykstančių bakalauro ir magistro lygio studentų į DCI, visus DCI ir EDF regionų šalis. Tačiau ankstesniais metais mes skyrėme lėšas, 103 veiklos lėšas, va šitą trūkumą, sakykime, padengti ir leidome jums prašyti tų pakopų studentų paraiškose ir jeigu ten praeina kokybę, mes juos ir finansavome, tačiau šiais metais yra svarbu pabrėžti, kad nebeskirsime Europinio mobilumo lėšų būtent tiems išvykstantiems pirmos ir antros pakopos studentams į visus DCI ir EDF regionų šalis. Vadinasi, jūs savo paraiškose šiais metais negalėsit numatyti išvykstančių magistro ir bakalauro studentų į DCI ir EDF regionų šalis. Tai DCI šalis yra Lotynų Amerika, Azija, Centrinė Azija ir tie nauji vidurinieji rytai. Iš EDF yra Afrika, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalis. Vadinasi, šiais metais galėsite finansuoti išvykstančių studentų srautuose tik PhD studentus. Svarbu paminėti, kad atvykstantiems studentams ir personalo mobilumams abiejų krypčių iš šiuos regionus, kaip ir į kitus, jokių apribojimų nėra. Čia mes kalbam tik tais apie išvykstančius studentus bakalauro ir magistro pakopos. Taip pat dar kartą antrinis kriterijus, kurį pritaikėme, tai yra Pietų Afrikos Respublikai, tai vėlgi galimi tik tai personalo mobilumai.
jūs galite prašyti tik personalo mobilumų. Jeigu prašysit studentų, tai jie tiesiog nebus pagal nutylėjimą finansuojami. Dabar apie patį teikimo terminus ir panašiai. Paraiškos pateikimo terminas yra šių metų vasario 2 diena, 13 valanda Lietuvos laiku. Jūs paraišką turėsite pateikti elektroniškai, elektroniniai sistemai iki 13 valandos Lietuvos laiku, tai jūs paraiškos formas rasite Erasmus Plus puslapyje. Ja turėsite atsisiųsti savo kompiuterį, užpildyti ir pateikti. Žinoma, iškart patarimas nepasilikti pateikimo paskutiniai minutiai, nes tai yra terminas, kuris yra visoje Europoje, tai tiesiog apsidraudimui, jeigu yra galimybė teikti tas paraiškas anksčiau. Paraiška teikiama mums, Lietuvos nacionaliniai agentūrai, švietimo mainų paramos fondui, mūsų kodas yra LT01, nes jūs turėsite pasirinkti tai savo paraiškoje. Paraiška yra kaip ir visos kitos K1 paraiškos, K1 veiksmo paraiškos, paraiška yra išversta į lietuvių kalbą ir paskelbta erasmus+.lt puslapyje ir pabrėžiu, kad tai yra vienintelė forma, angliškos formos nėra, yra tik lietuviška forma ir jinai yra vienintelė paskelbta puslapyje. Rekomenduojam paraišką pildyti lietuvių kalbą, nes jinai yra lietuviška, tačiau pagal tinkamumo reikalavimą paraišką galima teikti ir anglų kalbą, bet tik tais tiek, kad jūs turėsite, jeigu pasirinksit anglų kalbą, teikti ant lietuviškos formos, nes tik ji yra paskelbta. Taip pat svarbu, nes būna klausimų kartais, kad šalių partnerių skaičius vienoje paraiškoje nėra ribojamas. Tai čia priklauso nuo jūsų galimybių ir nuo jūsų partnerysčių ir nuo jūsų norų. Paraišką teikiate jūs, Lietuvos institucija, turinti, nebejoju, kad visi turite Erasmus aukštojo mokslo hartiją galiojančią arba aukštojo mokslo mobilumo konsorciumas, kuris turi konsorciumo sertifikatą atitinkamoms veikloms vykdyti. Paraišką teikianti Lietuvos institucija, programos šalies institucija, jeigu gaus finansavimą, bus atsakinga už visą mobilumo projektą, už paraiškos teikimą, už dotacijos sutarties su agentūra pasirašymą, už ataskaitų teikimą, dotacijų mokėjimą atvykstantiems ir išvykstantiems dalyviams. Tai už viską bus atsakinga programos šalies, tai jūs mūsų atveju Lietuvos institucija. Dar kartą yra čia paskelbta nuoroda, kur yra paraiškos forma ir visi su kvietimu susiję aktualūs dokumentai paskelbti. Projekto trukmės, kaip sakiau, 16 arba 26 mėnesių. Ir projekto pradžia yra 2017 m. birželio 1 dieną. Dabar apie rezultatų paskelbimą, kai bus pateiktos paraiškos, jos bus vertinamos ekspertų, bus organizuojamas Erasmus komiteto posėdis, tačiau visos paraiškas teikusios institucijos apie rezultatus bus informuotos. Mes planuojame gegužės 2 pusėje, nes iš esmės iki birželio 1 dienos jau su finansuotomis institucijomis mes jau turėtumėm pasirašyti dotacijos sutartį. Paraiška bus vertinama pagal 4 vertinimo kriterijus, jie nesikeičia iš tiesų, visais ankstesniais metais jie buvo tokie pat, tai yra strategijos aktualumas 30 balų, bendradarbiavimų ir susitarimų kokybė 30 balų, veiklos parengimui ir įgyvendinimo kokybė iki 20 balų, poveikis ir sklaida taip pat iki 20 balų. Praeinamas vertinimo balas yra 60 iš maksimalių 100 balų ir taip pat yra svarbu, kad vertinant kiekvieną šalį partnerę arba bendradarbiavimą su kiekviena šalimi partnerė, pirmas kriterijus, tai yra strategijos aktualumas, turi būtinai surinkti ne mažiau nei 15 balų. Jeigu visi kiti kriterijai bus įvertinti maksimaliai, o strategijos aktualumo kriterijus bus vertintas mažiau negu 15 balų, tai šita partnerystė su tam tikra šalimi partnerė bus vertinama kaip nekokybiška. Niekas nesikeičia iš esmės, ekspertai vertins visas šalis partnerės, kurios bus jūsų paraiškoj pagal tuos 4 kriterijus, vadinasi, kiekviena partnerystė su kiekviena šalimi partnerė, kurią jūs numatėte paraiškoje, bus vertinama pagal 4 kriterijus. Vadinasi, jeigu 10 šalių partnerių jūsų paraiškoje atsirado, tai bus 10 vertinimų, nes kiekviena šalis partnerė bus vertinama atskirai.
Galutinį sprendimą dėl lėšų paskirstimo po to, kai jau paraiškas įvertina ekspertai, priims Erasmus Plus atrankos komitetas ir mes, nacionalinė agentūra, atsižvelgdami tiek į ekspertų siūlymus, tiek į komiteto sprendimus, taip pat į kvietimo reikalavimus, geografinį balansą ir turimą biudžetą, mes galim sumažinti, apkarpyti arba nefinansuoti tam tikrų mobilumo srautų į tam tikras šalis partnerės arba iš jų. Tai iš esmės sprendimo priėmimas yra ilgas procesas, kuris prasideda nuo ekspertinio vertinimo ir iš tiesų galutinį sprendimą nacionalinė agentūrai siūlo priimti Erasmus Plus atrankos komitetas. Na ir tokia naujovė, kuri iš tikrųjų mums aktuali, bet ir jums aktuali žinoti, kaip greičiausiai vyks paskirstimas, kad pagal 2017 metų programos vadovą yra pažymėta, kad nacionalinė agentūra turi siekti turimą biudžetą paskirstyti kuo plačiau, kad nedominuotų mažas finansuotų mokslo ir studijų institucijų skaičius. Tai berods mes per paskutinius 2 metus būtent tai ir darėme, tai nemanau, kad 17 metai bus kažkuo kitokie, juo labiau, kad mūsų programos vadovas iš tiesų įpareigoja arba tiksliau rekomenduoja mums paskirstyti finansavimą kuo didesniam institucijų skaičiui. Na, o iki paraiškos teikimo, ką jūs turite padaryti, tai žinoma susipažinti su visa kvietimo teikti paraiškas informacija, su programos vadovu, ypač jums reikėtų perskaityti paraiškų vertinimo vadovą ekspertams, nes ekspertai iš tiesų pagal šitą vadovą ir pagal tuos išdetalizuotus kriterijus vertins jūsų paraiškas, arba tiksliau jūsų partnerystės paraiškose. Taip pat ir Europos komisijos parengtas Do's and Don'ts for Applicants, kurį taip pat reikėtų perskaityti, nes ten iš tiesų yra įvairūs pavyzdžiai, kaip kriterijų, kaip klausimą gerai ar blogiau atsakyti, yra tiesiog su paaiškinimais visais. Taip pat, žinoma, esamų partnerių įtraukimas į projektą, partnerių paieška, na, šiame etape gal jau ir šiek tiek vėloka, bet dar yra laiko. Taip pat jūsų institucijos ir partnerės institucijos tarptautiškumo strategijų peržiūrėjimas, nes ją turėsit iš tiesų aprašyti paraiškoje. Na, jei teikėte paraiškas anksčiau, žinoma, ankstesniais metais, žinoma, reikėtų bendruosius ekspertų pastebėjimus ir rekomendacijas dar kartą perskaityti, išanalizuoti Lietuvai skirtus biudžetus pagal kiekvieną regioną. Žinoma, perskaityti ir leisti partneriams susipažinti su tarp institucinės sutarties nuostatomis. Svarbu pažymėti, kad tarp institucinę sutartį dabar jūs neprivalote pasirašinėti su partneriais. Vėliausias sutarties pasirašymo terminas yra iki pirmųjų mobilumų. Tai dabar dar tikrai nėra reikalavimas būti pasirašęs tarp institucinę bendradarbiavimo sutartį su partneriais. Čia yra tiesiog naudingos nuorodos, mano minėtas Do's and Don'ts for Applicants, rasite šitoje nuorodoje Europos komisijos puslapyje. Na, čia visos kitos nuorodos, kurios jums gali būti, arba tiksliau yra aktualios teikiant tarptautinio mobilumo paraiškas šiais metais. Dabar viskas, ką norėjau jums pasakyti. Skirsiu iki 10 minučių jūsų klausimo atsakymui, tai prašyčiau juos rašyti į klausimų dalį. Ir nuo 14:35, manau, prasidės 103 veiklos pranešimas. Vitalijus jo kažkur pradės apie 2:30. Priklausomai nuo to, kiek laiko man užtruks atsakyti jūsų klausimus. Tai aš esu čia, prašau užduoti klausimus. Ačiū visiems labai uždėmesi ir labai sėkmingo jums paraiškų pateikimo. Tai kolegos, matau, kad kol kas labai daug klausimų nėra. Jo, aš dar būsiu čia 5 minutės, tai iki pusės, sakykime, 3. Jeigu jums kažkada kils klausimų, bet kada galite juos užduoti elektroniniu paštu. Tai dar esu čia, o jeigu prisiminsit po webinaro, juos atsakysiu elektroniniu paštu. Nuo 2:30 mano kolega Vitalijus Zenčenko pristatys 103 veiklos tarpinės ataskaitas. Ačiū labai.
Labadiena, kolegos, dar sykį pereinam nuo tarptautinio mobilumo prie europinio mobilumo ir mūsų laukia, aš turiu tiesą pasakius, 1-2 skaidrės apie tai, kaip reikės teikti tarpinę ataskaitą. Noriu priminti, kad jūs vis dar galite užduoti klausimus Gretai klausimų skiltyje, bet taip pat lygiai grečiai jūs galite klausti ir tarpinio ataskaitų, su tarpinėmis ataskaitomis susijusiais klausimais. Mano kolegė Arūnė sėdi prie kito kompiuterio ir lygiai greičiai, kuomet aš kalbu, jinai galės atsakyti į visus jums aktualius klausimus. Visų pirma, norime pranešti, kad ataskaitų formas mes patalpinome neseniai mūsų tinklapyje, nuorodų jūs matot savo ekranuose. Manau, kad nesunkiai rasite programos tinklapyje, tai aš pereisiu ir parodysiu, kaip visą tai atrodo realybėje. Štai šitame tinklapyje prie aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumo programos šalyse susiję dokumentai ir matote 16 metų ataskaitų formos. Čia yra 2 dokumentai, K103EK tarpinės ataskaitos forma ir paaiškinamojo rašto šablonas. Paaiškinamasis raštas yra, kaip žinote apie tai, yra skirtas tiems atvejams, kai ataskaitoje deklaruojamas likutis nesutampa su jūsų banko sąskaitoje esančiu likučiu. Kaip žinote, pagal dotacijos sutartį su Švietimo mainų paramos fondu tarpinė ataskaita turi būti pateikta ne vėliau nei vasario 15 dieną. Mes su Arūne turime 2 naujienas jums, viena gera, kita irgi labai gera. Tai pirma naujiena yra ta, kad ataskaitos forma iš esmės nepakito. Ja aš parodysiu kiek vėliau. O kita labai gera naujiena yra ta, kad mes šiais metais neprašysime papirinių dokumentų atsiųsti fondui. Visus dokumentus prašysime užpildyti ir atsiųsti elektroniniu paštu. Bet ko mes labai prašome jūsų, ir čia ne tai, kad prašom, čia yra jūsų įsipareigojimas, jūs turite prieš teikdami tarpinę ataskaitą užtikrinti, kad visi duomenys, visi aktualūs mobilumai, kurie įvyko, būtų užpildyti Mobility Tool sistemoje. Taip pat faktiškai panaudotų OM lėšų suma turi būti nurodyta prie biudžeto dalies. Taigi, kaip minėjau, popierinių dokumentų mes atsiųsti neprašysime. Prašysime elektroniniu paštu atsiųsti skenuotą tarpinę ataskaitą su parašais, su vadovo ir koordinatoriaus parašais ir institucijos antspaudu. Mums tiktų, pavyzdžiui, PDF formatas. Taip pat, kaip ir ankstesniais metais, mes norėtume gauti taip pat tos pačios ataskaitos Excelinę formą. Be jokios abejonės banko sąskaitos išrašo kopija, kuri turi būti patvirtinta pagal jūsų institucijoje galiojančią tvarką. Tas banko sąskaitos išrašas turi būti datuotas sausio 30 diena. Tačiau jeigu jūs kartais manytumėt, kad esat pasiruošę ir norit pateikti ataskaitą anksčiau, tarkim, kad ir kitą savaitę, tai be abejo tokią galimybę jūs turite, jūs galite teikti tarpinę ataskaitą anksčiau, tačiau jūs turėtumėt tuomet pakoreguoti ataskaitinio laikotarpio datą ir banko sąskaitos išrašas bus atitinkamai ne sausio 30, o kažkokios ankstesnės datos. Ir, kaip minėjau, jeigu ataskaitoje deklaruojamas likutis ir nesutampa su likučiu, kuris yra sąskaitos išraše, tai mes visada paprašome paaiškinti, dėl kokios priežasties. Toliau aš norėčiau parodyti jau pačią formą. Kaip minėjau, ji nelabai skiriasi nuo ankstesniais metais naudotų formų.
Pagrindinis skirtumas yra tas, kad mes išėmėm iš ataskaitos formos lentelę skirtą OLS licenzijų. OLS licenzijų mes neprašom deklaruoti. Jūs tiesiog privalot naudotis tą sistemą online ir jūsų licenzijų panaudojimą mes matome taip pat prisijungę prie tos sistemos. Kitas skirtumas yra tas, kad pagal dotacijos sutartį šiais metais pirmas mokėjimas buvo ne 80%, o 70%, tai atitinkamos formulės buvo pakoreguotos. Na ir kaip ir ankstesniais metais primenam, kad čia yra tokia kaip jums pagalbinė informacija, kaip pildyti ataskaitą, laukeliai yra nuspalvinti įvairiom spalvom. Paaiškinimas yra apačioje ir žalsvos spalvos laukeliai yra tie, kuriuos jūs turite pildyti. Melsvos spalvos laukeliai yra automatiškai užsipildantis laukeliai, kur yra įvestos tam tikros formulės. Kai kuriems laukeliams yra sukurta taisyklė. Ir jeigu tose laukeliuose reikšmė bus netaisyklinga, neteisinga, tai tie laukeliai nusispalvins raudoną spalvą. Na, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, jums pagal sutartį buvo skirta 2450 eurų mobilumo organizavimo veikloms, o jūs deklaruojate fondui, kad perkelėt daugiau negu 50% šitos sumos, na, tarkim, 2000 eurų. Tai jeigu jūs tokią sumą įvesite prie perkelimų, tai atitinkami laukeliai nusispalvina raudonai, signalizuodami jums, kad yra kažkokia klaida. Arba jeigu, kitas pavyzdys, jeigu jūs pagal sutartį studentų mobilumui gavote 10 000 eurų, o prie perkelimų deklaruojate, kad į praktikų mobilumą perkelia 10 001 eurų, tai atitinkami laukeliai nusispalvins raudonai. Aš galbūt visų taisyklių nekomentuosiu, čia jų yra daugiau, jie, man atrodo, pagrįsti paprasta logika. Jeigu kils klausimų, visada galite kreiptis į mane arba į Arūnę ir mes paaiškinsim, kas blogai užpildyta. Dar yra toksai įspėjimas, kai tam tikrose laukeliuose, būtent J18 ir N22, kinta šito spalva. Tai čia yra tais atvejais, kai J18 signalizuoja, kad jūsų planuojamas įgyvendinimas, tai yra išsiųstų mobilumo dalyvių skaičius, yra mažesnis negu 90%. Kaip žinote, pagal dotacijos sutartį jūs privalot užtikrinti, kad minimalus išsiųstų dalyvių skaičius būtų ne mažesnis negu 90%. Kitokiu atveju jums bus perskaičiuotas ir sumažintas mobilumo organizavimas. Tai yra mobilumo organizavimui skirta dotacija. Dabar N22 laukelio atveju suma nusispalvino raudonai, šriftas pakeičia spalvą, tuo atveju, jeigu jūs deklaruojate, po tarpinės ataskaitos deklaruojate, kad grąžinsit tam tikrą sumą. Tokie atvejai yra ganėtinai reti, tačiau ganėtinai dažnai mes gauname tarpinės ataskaitos, kur institucija tiesiog dėl pildymo techninės klaidos deklaruoja, kad jau dabar po pirmojo semestro grąžins kažkokią sumą. Tai čia tiesiog toks kaip ir įspėjimas jums. Dar kas dėl tos papildomos informacijos, kurią matote 35 eilutėje, tai mums šios informacijos spausdinti nereikia, tai atkreipiu tiesiog jūsų dėmesį, kai spausdinsit ataskaitą, ar ne, mums antro puslapio, tiesiog nustatymuose nurodykit, kad spausdintuvas tik pirmą puslapį, antro mums nereikia siūsti.
Ataskaitą turi pasirašyti, kaip visada Erasmus institucinis koordinatorius ir jūsų aukštosios mokyklos vadovas ir nepamirškite uždėti institucijos antspaudo. Ataskaitinis laikotarpis, jūs jo esant tokiam nurodymui nematote, tačiau jeigu įjungsite print preview režimą, tai antraštėje matot, kad yra nurodyta tiek dokumento nurodytas pavadinimas, tiek ataskaitinio laikotarpio datos. Na ir be abejo nepamirškite nurodyti jūsų institucijos pavadinimo, čia pati pirmoji eilutė, ir dotacijos numerio. Na, aš iš savo pusės gal ir neturėčiau daugiau klausimų. Jeigu jums pranešimo metu kilo klausimų, galite klausti. Mes su Arūne bandysime operatyviai į juos atsakyti. Tačiau jeigu nesugalvosite arba kils klausimų ataskaitos pildymo metu, tai būtinai skambinkite ar kreipkitės elektroniniu paštu. Mes šiaip visada esam pasirengę atsakyti jūsų klausimus. Tai iš mano pusės tiek ir linkiu sėkmės pildant, lauksim jūsų klausimų, lauksim jūsų ataskaitų užpildytų. Viso geriausio.